Nu ką, aš pirmoji. Labą dieną visiems. Kaip matot, labai esame puikiame manieže. Amika jame pirmą kartą. Ir mes šiandien tiesiog stengsimės parodyti, kaip mes dirbam, kai atvažiuojame varžybas. O tai yra visų pirma, jau prieš tai šiek tiek mes riščiavom ir zavadavom. Tiesiog net negalėjau padaryti žemyn pirmyn, nes Amika labai buvo įsitempus ir jai baisiai buvo įdomu ir šuniukai, ir žmonės, kurie čia lakstė aplinkui. Bet esminis yra dalykas, kad turi vis tik tai žirgą atvažiavęs į varžybas jį pasidaryti pralaidų. Ir jisai turi nueiti žemyn pirmyn, atsipalaiduoti, beveik nereaguoti į aplinką ir stengtis tik tai klausytis raitelio komandų. O tam dažniausiai reikia žirgui duoti ir sparčiau prasibėgti tiek ryščią, tiek zovadą. Ir jau kai prasibėgęs, taip kaip Amika dabar, jau mes geras turbūt 5-7 minutės čia pabėgiojam ir ryščią ir zovadą, tiesiog galim pradėti daryti ryščią žemyn pirmyn, kad žirgas atpalaiduotų nugarą. Nebūtinai pilnu maniežu, galima daryti voltų, žiūrint kaip jūsų žirgui yra patogiau, jūs turite žiūrėti į savo žirgą. Jau dabar šiuo metu Amika pakankamai neblogai atsipalaidavus. Raitelis tik iš jaudulio prieš tai ne ant tos kojos prasikilnojo, tai jūs taip nedarykit. Dar vis tik tai pasižiūri, kadangi vis tiek pagal metus tai yra gana jaunas žirgas, jie dar tik 8 metai, nors ir bėgam Grand Prix. Bet žmonės yra tribūnose, mums dar neteko joti arenose, nemačiau žmonių aukštai tribūnose, tai tiesiog prabėgdama jinai pasižiūri. Ir tai yra visiškai normalu, atsišaukiam žirgą, vėl prašom žemyn pirmyn ir jojam toliau tol, kol aprims. Tol, kol žirgas visiškai bus su jumis, pradės dirbti per nugarą, pageidautina, kad pradėtų kvepuoti, atsirastų tas šnarpščiantis vadinamas kvepavimas. Tai rodo, kad žirgas jau įdarbinęs yra teisingai visus savo raumenis ir dirba per nugarą, ne tik kojas perstatinėje. Ir taip ir tikrinatės, ar žirgas jau su jumis, ar dar reikia daryti apšilimą. Šiandien jisai bus didesnis. Nes Amika yra tiesiog linksma. O kadangi aš jį turiu daryti ilgesnį, tai galiu papasakot, ką paprastai mes darom. Visada yra su treneriu, bet trenerio jojimas man yra nelabai reikalingas, nes nėra to vadinamo atgalinio ryšio iš karto. Kai kažkas netaip atsitinka, galbūt linkimas netoks, galbūt užpakalis kažkur išėjo žirgo ne ten, galbūt pečių iškritus, visko būna, tam reikalingas treneris. Vėl reaguojam žmonės viršui. Taip, brav.
Tai po truputį jau daugiau ima pavadį pati, jau ateina į kontaktą. Ir tas atsitinka, kai žirgas atsipalaiduoja, jis pradeda reaguoti į raitelį, o ne į aplinką. Taip, kad visai žirgas nereaguotų į aplinką, turbūt retai kam gaunasi, nebent su labai vyresniais žirgais, kol žirgai jauni yra taip, kaip yra. Šiek tiek mokinam Amiką vis, ypač naujose vietose, kur jinai nori tiesiog prasilėkti jaunatviškai, išlaikyti sutelkimą. Ir galbūt, kad būtų žirgui paprasčiau, padarysim pasažą, brav, šaunuolė, ir išeisim vėl ir iš čia. Vėl judam pirmin, hop, hop, ir vėl. Ir piet. Tiesiai prieš kamerą. Taip, iškinuojam, kaip matėte, kairę. Užsižiūrėjai į aparatorių, bet iš esmės ir atsargiai išeinam, kad neišlėktų iš pietės. Neiššautų vieną koją. Ir vėl pasiūlom žirgui rištę. Ir žemyn pirmin. Po kiekvieno sunkesnio darbo, linksma mikučiai šiandien. Ką noriu pasakyti, ką mes su Rasa dažniausiai dirbam. Atvažiavę jau, kai yra žirgas apšylęs, tai bandom prabėgti Grand Prix schemą, nebūtinai visą. Tam tikrus junginius, tie, kurie yra Grand Prix, tai dabar tą ir pabandysim parodyti. Ir platėjam ryštę. Nelabai platinta, man patiko pačiai. Gamikutė buvo nedėmesį, užsižiūrėjus į aplinką. Ir išeinam į skersavimą. Vienas, du, 3, 4, 5 ir išjojam. Iš karto bus platinta. Ir paplatintas pas mus yra pasažas. Ir pies. Stengiamės išlaikyti kuo tiesiau. 2, 3, 4, 5.
11, 12 ir ant 13 išeidinėjom. Ir labai atidžiai. Kad žirgas nesustresuotų ir nepadarytų tų dvigubų smūgių, double beat angliškai. Taip, žingsnis šiek tiek skubotas. Bet čia amikos yra pagrindinė problema, jinai kai pradeda nervuotis, pradeda skubėti. Ir aišku, sunkiausia mūsų vieta yra sutelktas žingsnis. Dabar turėsiu daryti šiek tiek arčiau. Ten daryti? Jo, leido daryti, nes mus filmuoja. Leido daryti nuo senelės. Ateinam, raidžių aišku nėra. Vėlgi amikos dėmesys ne pas mane šiuo momentu. Ir atsargiai. Taip. Nes kai žirgas nedėmesy, tuoj labai gali atsitikti klaidų. Taip, kad reikia labai ramiai ir jaust, kiek galit padaryti. Ne tiek, kiek norisi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ir išeinam. Ir gražiai išeinam. Taip. Jau matau. Ir dabar pažiūrėsim, kaip jinai padarys kas 2 keitimus. Šaunuolė. Sulėtėjant ant paskutinių. Ir vėl grįšim į kas 2 keitimus. Nebėgsim toliau schemos. Ir bandysim padaryti pratimuką. Keli keitimai ir išjudėjimas į priekį. 1, 2, 3, 4, 5 ir pirmyn. Taip. Gerai. Tuomet amikai būna paskutinius lengviau daryti. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geriau? Gerai, duodam žirgui pailsėti. Matėm šiandien tokia daugiau kaip prieš varžybinę netreniruotę, tai kaip atrodytų ta tokia standartinė amikos treniruotė, jeigu tai būtų kalba namie? Standartinė amikos treniruotė tai prasideda iš tikrųjų realiai nuo terapijos. Mes dedamės arba bėmerį, arba masažuoklį prieš kiekvieną treniruotę. Prieš kiekvieną. Taip, prieš kiekvieną. Ir tada žingsnis, daug žingsnio. Daug pratimukų darom ir žingsnių, ir atsitraukimas nuo blauzdos,
ir petis vidu. Paskui, aišku, žemyn, pirmyn, tai yra tas standartinis, ne, tu sieki žirgo atsipalaidavimo, kad jis pradėtų dirbti per nugarą, kad kvepuotų, kad abu pavadžius vienodai imtų. Ir tada jau galvoji, ką tu tą dieną dirbsi, ar kažkokius junginius tobulini, bet dažniausiai jau renkiesi, kad jeigu šiandien dirbam ryščią, tai mes dirbam tik tai ryščiai, jau tos ovados, ten tų sudėtingų elementų, kaip yra tas kersavimas nejungi, nes tai yra per daug žirgų, jeigu per vieną dieną padaryti viską, neįmanoma. Tu nepadarysi tada gerai. Treneris yra reikalingas, nes tu pats vienas, tu tikrai nepamatysi ir nebus to greito atgalinio ryšio, ne, kad kažkur kažkas, ar tenai pasažė, tas vadinamas angliškai, net nežinau kaip lietuviškai, double beat. Jo, tau atsitiko, lik ir kažkas, bet treneris iškart pasako. Ir tu tau tada neuronai jungiasi ir tu tą jausmą įgauni, kas kur atsitiko. Jo, registruoji. Kokia yra, tarkim, dienos rutina, savaitės rutina, galbūt Amikos, kaip Grand Prix žirgo? Ar jinai turi laisvės pabūti žirgu? Jinai turi laisvės pabūti žirgu ir šeštadienis, sekmadienis tai yra jos išėjimo į Levadas diena. Kas yra tas vienas dalykas, be ko nepasiekusi tu nebaigi treniruotės? Kas tai yra esmė treniruotėje? Dabar jeigu aš matau, kad žirgui kažkas nesigauna, ir tu realiai, Amika yra jauna, jai 8 metai, ne, gali kažkas nesigauti, ar ta diena, ar tu tiesiog jauti, kad kažkas galbūt su fizinė forma ne taip, aš išmokau neužsikabinti. Ir jeigu man žirgas kažko nepadaro, mes tiesiog tada gražiai pabaigiam treniruotę. Ta, ką jinai moka, ne, ta, kas jai lengviausia, kokį nors pratimą pasiūlau, ir jeigu man atsako, okei, pagloščiau gerai, kad ir sustojimas gali būti. Per mažai padaryti, negu per daug. Negu per daug yra geriau. Ar yra kažkas, kad tu specifiškai kaip raitelis darai, kad gerinti savo fizinę formą, psichologinę formą? Fizinę formą tai be abejo. Tas aš turiu trenerį asmeninį, kuris su manim dirba. Bet 1 arba 2 kartai per savaitę tai yra privaloma raiteliui dirbti ant žemės ir su savo kūnu. Su psichologinė, mano Amika yra jautrus žirgas, bet per paskutinės varžybas aš susivokiau, kad čia aš turbūt esu ta, kuri išsigąsta kažko, sustresuoja, kad kažkas nesigaus ir tada jau Amika yra mano veidrodinis atspindys. Šitą vietą dar reiktų pasižiūrėti. Gerai, pakalbėkim tada konkrečiai apie didįjį sportą, apie didįjį prizą ir sportą apskritai. Kuo tavo nuomonė didysis prizas skiriasi nuo visų kitų lygių? Nes akivaizdu, kad ne visi raiteliai ir ne visi žirgiai pasiekia. Kol tu neturi žirgo, tokio, kur tu tikrai žinai, kad tu gali tą padaryti, tu net nežinai, kas tai yra tas didysis prizas. Nes vienas dalykas yra joti mažai, kur nėra piafės, nėra keitimų kas viena ir tai yra daug problemų, ne? Bet kiek aš bandžiau paruošti, pas mane visada baigdavosi pasiruošimas ant keitimų kas vienas. O su Amika turbūt man yra vienas iš lengvesnių uždavinių, nes Amika yra šiaip ypatingas žirgas, jai yra lengviau daryti piafę ir keitimus kas vieną negu visą kitą. Galėtum įsirengti 2 elementus. Vieną, kurį darytum ir darytum teste, ir kitą, kurį geriau išbrauktum. Kokie jie būtų? Daryčiau tai piafę su Amika. O išsibraukčiau šiai dienai skersavimo zigzagą dabar šitą Grand Prix. Tai... Čia turbūt daug kas norėtų išbraukti. Šitas mums kol kas arba skaičius nesigauna, arba linkimai, arba išvis nesigauna niekas. Ar atsimeni tą momentą, kai tu pirmą kartą pajūti ir patikėjai, kad Amika bus Grand Prix žirgas? Atsimenu labai puikiai. Iš tikrųjų, jo jau manėžė buvo berods Covidas pirmasis. Ir aš kažką paspaudžiau blauzdą ir aš jaučiu, kad žirgas man kažką daro. Ir aš turiu tą tokį didelį veidrodį. Ir aš pasižiūrėjau, jinai daro piafę. Tiesiog su Amika, jinai pati mane išmokino, kaip ją daryti, jinai pati pasiūlė. Kaip tu manai, kodėl būtent iš visų tų turėtų žirgų, būtent jinai buvo tas, kuris perlaužė tą kartelę? Kodėl ne kiti? Jos išskirtinis bruožas tai yra iš tikrųjų labai mokėjimas gerai dirbti su žmogum. Visada klauso, ką tu norėtum, ko tu nori, kad aš padaryčiau. Ir jeigu kažkas jai nesigauna, tik dėl to, kad jinai dažniausiai persistengia. Vienas iš garsiausių pasaulio dailiojo jojimo trenerių ir pasakęs, kad pasiekti Grand Prix yra pirmas žingsnis. Ir paskui seka, sunkusis darbas yra išlaikyti žirgą sveiką, pakankamai geros formos ir motyvuota. Kas Amika motyvuoja šiai dienai?
Cukrus ir jinai nori dirbti su žmogum, jai yra įdomu, jinai gugena visą tą dieną. Ir ne tik dėl cukraus. Ne tik dėl cukraus, jinai nori eiti, jinai nori daryti, jai smagu. Iš tikrųjų, tai yra pasakiško charakterio žirgas. Ką tau asmeniškai reiškia perlipti tą laiptelį ir pasiekti didįjį prizą? Man tai yra visos gyvenimo svajonės išsipildymas, iš tikrųjų. Nes vėlgi, mes kiekvienas turim savo tas tokias piligriminės keliones ir nebūtinai tai reiškia, kad užsidėjai kažkokią tai kuprinę ir kažkur eini. Tai vat man Amika nuo Kumeliuko yra mano gyvenimo piligriminė kelionė ir mes išgyvenom daug įvairių momentų, įskaitant mano lygą. Ne, kaip aš po operacijos atvažiavau ir man daktarai pasakė, dabar 2 metus laiko negalėsi jot. Tai pirmą, ką aš padariau, grįžus namo, dar su neištrauktom siūlėm, tai aš atsisėdau ant Amikos. Nes aš žinojau, kad man to labai reikia, nes man reikia grįžti gyvenimą. Ir aš žinojau, kad šitas žirgas mane saugos ir aš tą buvimą kartu dabar suvokiu kaip dovaną. Iš tiesų paminėjai lygą hipoterapiją, kaip mokslas jau rodė žirgų gydomąją būtent naudą žmogui, bet mes apie ją žinom žymiai jautriau ir žymiai daugiau tie, kurie esam prie žirgų kasdieną. Ar tu manai, kad tu galėjai būti čia, kur esi šiandien be žirgų? Ir kokią rolę sužaidė? Galbūt aš turiu sveikimo procese. Aš turiu aplink save labai daug gerų žmonių, nes kaip bebūtų, gydymas buvo sunkus ir kartais būdavo tokių situacijų, kad sunku iš lovos išlipti ir taip norisi, kad kažkas tave pakeltų ir paneštų, ne fiziškai, bet tiesiog psichologiškai. Ir tada aš fiziškai išlipdavau iš lovos, eidavau balnotis Amikos ir aš jodavau. Ir tada staiga iš kažkur atsiranda jėgų. Ir žmogus, kai turi tikslą, tai greičiau ir pasveiksta. Ar galima sakyti taip, kad žirgai prikėlė tave iš lovos? Arba prikeldavo kasdien? Prikeldavo. Ir aš tiesiog keldavausi ir eidavau ir išsijudini ir gyveni toliau. Tai nuo to šviesiosios pusės truputėlį iš šono į kitą spektro pusę, į tamsėje. Nepaslaptis, kad sportininkai, kurie pasiekia aukščiausius lygius, kurie yra dėmesio centre, sulaukia daugiausiai ir kritikos. Kaip tave veikia kritika, kurią, galbūt tu sužinai iš šono, galbūt tiesiogiai kažkas išsako, galbūt teisėjai kitą kartą išsako, kaip tave veikia ir kaip tu su tuo tvarkaisi? Ar tai yra motyvuojantis faktorius stengtis daugiau, ar tai yra kaip tik smukdantis momentas, kaip tau asmeniškai? Ir taip. Pats kaip raitelis, tu irgi, jeigu tavo startas būna blogas, aš juk žinau, kas nepavyko, kas nesigavo. Ir yra teisėjų, kurie parašo puikus žirgas, viskas jums prieš akį, bet yra, kurie parašo, kad, žinai, tavo žirgas geras, bet tu jį dar pasitreniruok. Tai toks, kaip sakė, subtilių užuomenų. Jo, subtilių užuomenų. Tu aišku suvoki, kad taip ir yra, bet tas momentas, ypač po starto iš karto, nėra jis labai smagus, bet manęs tai neveikia gniuždančiai, bet tai būna toks, nemaloniai. Tai aš labai vertinu teisėjus, kurie tą moka subtiliai gražiai pasakyti. Jeigu kalbant apie kolegas, apie kitus raitelius, ne apie teisėjus. Manęs niekada nestabdė ir nestabdys kitų nuomonę, nes yra toks dalykas, kad jeigu tu nedarysi, jeigu tu nerizikuosi, tu nebandysi, nevažiuosi, nestartuosi, nieko ir nebus. Kiekvienas gali labai gražiai pašnekėti ir pajot namie, bet tas kiekvienas išvažiavimas jis irgi yra menas ir tą žirgo fizinę būklę išsaugoti. Ir aš atsimenu savo pirmojo pasaulio čempionatą su Fürst Frederik, kai mes tiesiog padarėm klaidą, nes be sustojimo nuvažiavom ir dabar jau tos klaidos aš nebedaryčiau niekada, bet tas ateina tik per patirtį. Ir aš nebijau įkristi, taip sakant, veidų į purvą, išsilipi, nusivaliai ir dirbi toliau. Grįžtant prie varžybų, ar turi kažkokį priešvaržybinį ritualą, kuris padėtų ar nusiraminti, ar susikaupti? Tai ryte tu su žirgu
tiesiog pasivaikštai, pašeri, pasižiūri kaip kas ir aš mėgstu grįžti į savo kambarį, kur tuo metu gyveni ir tiesiog pasižiūrėti video, kaip kiti raiteliai bėga Grand Prix. Ir kai tu matai, kad labai aukšto lygio raiteliai lygiai taip pat nepadaro, jiem lygiai taip pat atsitinka klaidos ir tai yra normalu kažko nepadaryti, tai nėra tragedijos. Tai vat man tas labai padeda. Sportininkas dažniausiai jaučiasi patogiai konkuruodamas tik tai su kuo. Kartais tai būna konkurencija su savim, kartais su kitais. Kokia yra tavo konkurencija, su kuo tu konkuruoji? Aš su savim. Ir jeigu paklausčiau, ką tu jauti konkurentų atžvilgiu? Man kuo geresni raiteliai, tuo įdomiau. Nes jeigu dar turi galimybę, tarkim, nubėgti, pasižiūrėti, kaip jie joja, nes tai yra iš tikrųjų truputėlį kitaip. O šiaip, nebijau joti šalia gerų raitelių. Nejaučiu tos baimės. Pakalbėkim truputėlį apie tai, kaip tu atėjai link žirgų, kai tu pirmą kartą supratai, kad tu nori praleisti gyvenimą balne. Visa ta aistra prasidėjo iš tikrųjų nuo filmo. Filmas buvo apie karą. Ir ten berniukai būtent žirgą dresiravo ir tu išmokė kažkokiu tai išjodinėjimo elementų. Aš jau neatsimenu, nei kaip tas filmas vadinasi, bet aš tą filmą peržiūrėjus, aš pradėjau tos žirgus sapnuoti. Tai va. Na ir paskui visas taip ėjo ir jau nuo 11, kai priėmė, Panevėžy pradėjau joti. Kodėl būtent žirgai? Todėl, kad žirgai, kaip čia pasakius, jie turi sielą. Jie turi sielą, jie kaip mes, nežinau. Tai yra komunikacija, tai yra bendravimas, tai yra tavo draugas, kuris tavęs laukia. Ryšys. Ne. Taip. Turbūt ne individualus sportas. Nepaslaptis, kad raitelio darbas netelpa į tradicinę sampratą nuo 9 iki 5. Ir dažnai tą laiką reikia iš kažkur tai nugriebti, timti iš dažniausiai pačių artimiausių. Jeigu vakarėlėje sutiktumėm tavo antrąją pusę ir paklaustume, ką jis galvoja apie tavo darbą, ką jis sakytų? Nesąmonė. Taip nuoširdžiai ir tiesmukai. Turbūt tas žodis ir būtų nesąmonė. Visiška nesąmonė. Ir kokie būtų pasiūlymai, kaip šitą nesąmonę išspręsti? Ai, teniso žaisti, todėl kad ten yra bent jau dideli pinigai, jeigu kažką laimi. Tai čia vienas iš pasiūlymų. O kitas pasiūlymas, tai pasilikti vieną žirgą ir gyventi patogiai. Kaip manai, kas būtum, jei nebūtum raitelė? Vis tiek turbūt likčiau prie gyvūnų. Nes aš vaikystėje labai daug su šunim dirbdavau. Kol leido jot, paskui nebeliko laiko, aišku, su šuniukais užsimti, bet turbūt būčiau vis tiek prie gyvūnų. Zoologijos sode gal dirbčiau, nežinau. Kodėl žmonės pasirenka būtent dailų jojimą? Iš tikrųjų, žirginiam sporte labai daug disciplinų įvairiausių. Ir dažniausiai tai yra iš tikrųjų dažnai panašių bruožų turintys žmonės. Ir kaip taisyklė, aišku, dažniausiai moteris. Kaip tu manai, kodėl? Aš nežinau, kodėl kiti pasirenka, aš galiu pasakyti, kodėl aš pasirinkau. Todėl, kad pas mus Panevėžy nebuvo dailausios jojimo ir teko joti konkursus ir teko joti trikovę. Ir man kaip merginai niekada nepatiko tas prieš startą didelis pliūpsnis iš tikrųjų adrenalino. Ir kada aš pajaučiau, koks tai yra malonumas joti dailų jojimą, kai mes pradėjom bėgti trikovę, tai aš jojau tame keturkampyje, sakykim taip, ir viskas taip ramu, ir vyksta taip lėtai, ir taip gražiai, kad man iš baimės buvo išdžiūvus kaip vaikui vis tiek jojant ane burna, ir aš spėjau ten ir atsistatyti tą savo fizinę formą, ir dar aš niekur nepavėlavau, aš toliau joju tą testą, ir tas buvo toks ramybės jausmas. Na, pataisyk, jeigu manai kitaip, kad iš tiesų dailų jojimą dažnai renkasi žmonės, kuriems patinka struktūra ir tvarka. Ir... Gerai, taip. Nors aš šiaip esu ir tas išlenda iš tikrųjų. Agnė ir pati matai, kai teisėjauja, iš tikrųjų išlenda aš tokia šiek tiek betvarkės vieto mėgėja, tai ten... Džiazo. Jo, padžiazuoju, ten kokį kampą neišjoju, ten ir mano trenerė dažnai labai nudalė, jokį, viskas gerai, sako, bet
tvarkos trūksta. Tai, nu, pas man trūksta visur tos tvarkos, šiek tiek ir namie, jo džiazo yra visur. Minėjai apie, pakalbėjom šiek tiek apie tavo kaip raitelės pradžią. Kas būtų tie 3 žmonės, kurie padarė didžiausią įtaką tavo jojimui? Vienas tai tikrai, tai yra Kyra Kirkland. Paskui mūsų lietuvė Kašarina. Pas kurią turbūt daugeliui Lietuvoje jojančių sportininkų teko pasitreniruoti kažkada. Su savo, man labai jos posakis patikdavo, nu ką tu čia dabar darai? Ir šitą turbūt visą laiką, ką tu vaikeli darai? Jo, ir toks, iškart ir susigrėbė jo, nu ką aš čia dabar darau? Nebūtinai turi būti žirgininkas. Nebūtinai žirgininkas. Tai mano vyras tada, kuriam tai yra nesąmonė, bet kuris dirba. Ir palaiko kaip. Taip, ir palaiko, kaip bebūtų, visa tvarka, visa technika, viskas, kas susijęs su statybom ir žirgino priežiūra, tai yra jo darbas. Ar tai yra labai daug? Taip, tai yra labai daug. Ok, tai tada taip apibendrinant, Amika, tavo gyvenimo žirgas? Taip. Vienreikšmiškai. 100%. Jeigu tada paklaus kitaip, ar ten, kur esi dabar kaip raitelė, šiai dienai, ar tu manai, kad tai yra tavo aukščiausias laiptelis, ar labiau jauti, kad viskas yra prieš akį? Aš tikiu, kad viskas yra prieš akį. Mes užlipom, galbūt taip labai skubėjo mane, nes man kartais vis atrodo, kad aš neturiu laiko. Bet jo yra, bet užskubėjom, kad kuo greičiau patekti į tą lygį. Ir paskui taip, o dabar jau turim dar gerus 8 metus viską ištobulinti. Okay. Kokia tavo kaip raitelės didžiausia stiprybė? Kantrybė. Kantrybė. Ir nebijojimas padaryti klaidų. Viešai. O silpnybė? Silpnybė irgi ta pati. Bet išjojusi startą aš dar išsigastu. Ir šito klausimu teks padirbėti. Tai to ir linkim. Bet jeigu su dabartinė turima patirtim, jeigu tu save pagautum savo kaip raitelės karjeros pradžioje, ką būtum darius kitaip? Būčiau ieškojus tokio žirgo kaip Amika. O kaip iš tiesų tu ją radai? Ar tai buvo atsitiktinumas? Atsitiktinumas. Kur save matai po 10 metų? Arba kur norėtum matyti? Ant žirgo. Vis dar ant žirgo. Ar yra svarbu kokioje arenoj? Kuo gražesnė arena, kuo aukštesnio lygio arena, tuo man labiau jinai patiktų.